Jau, sekmadienis, rieda kietas mašiniukas, mūsų daug, vos traukia motoriukas. Sekmadienis, geri dalykai vyksta, visi linksmi ir niekas nesipyksta. Telebimbam gatve, vaikšto geri laimingi žmonės. Telebimbam gatve, skrenda mažų vaikų sapnai. Telebimbam gatve, eigi ir nesustok, visada dainuok. Telebimbam! Vaikam ir ne vaikam. Labas rytas! Labas rytas! Labas rytas, smagioj, linksmoj, spalvotoj, tiesiog dusinanti mūsų mažą Lietuvos televizijos studiją, publikai ir jūs, brangieji mūsų televizijos žiūrovai. Žiūrite, žinoma, muzikinę, pramoginę laidą vaikam, visiems neverkiantiems ir ne vaikam. Telebimba. Viskas, gerai. Šiandien mūsų ypatingai daug studijoje, šiandien turiu labai daug svarbių žinių jums pranešti. Šiandien svajosime, šiandien kapstysimės po Telebimbam senovės klodus, šiandien dainuosime ir turėsime gerą smagų pusvalanduką kartu su jumis. Ar jūs pasiruošę? Ei, labai džiaugiuosi. Noriu visiems stipriai padėkoti už jūsų parašytas, išsvajotas, sparnuotas svajonės. Iš tikrųjų, turėjome smagaus darbelio su jumis susitikdami, o aš manau, ir jūs turėjote gražios naudos. Taigi dar noriu paskaityti kelias svajonės, kurių nepildėme, bet kurios tiesiog yra labai gražios ir perduoti linkėjimus jų svajotojams. Tomas Astrauskas, 5 metukų žmogeliukas iš Vilniaus rašo: noriu, kad Lietuvoje senukai nebūtų tokie liūdni, o dažniau šypsotųsi. PS, mylim tave, Bimbam. O aš dar noriu pasakyti, Tomai, ir dar reikia, kad tie senukai nebėgtų per perėjas. Man yra pats baisiausias dalykas, kai babutė arba dėdukas, nors dega žalia šviesa, tegul ir nedega. Mašinos jau sustoja, jau praleidžia jūs nabagėlis iš įpratimo, vis tiek bėga. Dėdukai, nebėkit per perėjas. Mes jūs mylim, jūs nusipelnėte eiti oriai ir smagiai per jas. Labai kita graži svajonė. Dovydas Studentavičius, 11 metų žmogus, iš Telšių svajoja: aš noriu, kad mano šeima būtų sveika ir kad sektųsi gyvenime. Ate, didžiuojasi tavim, žmogau, Dovydai. Jeigu bus tokios svajonės Lietuvoje, bus viskas gerai, smagu ir linksma. Na ir puolam pildyti mūsų gražios svajonės. Kipras parašė mums iš Palangos: labadiena, Telebimbam, mano didžiausia svajonė – pajodinėti su žirgeliu ir peršokti didelę kliūtį. Dar labai norėčiau, kad mano mamytė padėtumėt atsisėsti ant žirgo, nes ji labai bijo. Tikiuosi, jūs man padėsite išpildyti mano sparnuotą svajonę. Visą tai padarėme Dargužiuose prie Palangos. Kiprai, žiūrim! Neringa, taip? Aš žirgų lenktynė. O tai yra, dirbu. Kaip visada dirbu. Aišku, kad dirbu. O kas yra? Svajonę turim. Aha. Atvyko? Kur? O, matau gražią šeiminėlę. Bėgu, kai jų pasisveikinsiu. Labadiena, aš esu Eimutis, dėl to ir svajonė. Kuo jūs vardu? Rasa. Malonu, Rasa, jūs? O, Julius, labadiena. Labadiena. O čia jūsų būsimas žirgų jojikas. Kai netyčia mes esame netoli Palangos, nuostabiame žirgyne, kur nueisim į vidų ir pažiūrėsim, kas ten yra. Labas. O kur akytės yra arkliukas? Čia, kur nosytė? Čia yra žirgas, taip? Čia yra pusė žirgo. Čia yra ponis. Čia ponis? Toks didelis ponis? Taip, čia yra sportinis ponis. Ką ten daro? Šukuoja uodegą? Taip. O tai kam čia dabar taip reikia? Visi nori būti gražus. Aišku, supratau. Klausykit, mes keliaujam prie mūsų svajonių. Turim štai gražią svajonę, kur mūsų mažiausias Kipras norėtų pajudinėti su poniu ir peršokti. Ką taip? Didelė kliūtį. Kiprai, ką nori peršokti, pasakyk. Didelė kliūtė. Wow. Didelė kliūtį. Kaip manot, ar mums pavyks su šitu poniu tai padaryti? Bet mes turim dar vieną svajonę, o kokia jinai yra, pasakys man mama Rasa. Su
Laura. Bijau. Va, žiūrėkit, jau man kažką tas arkliukas daro, čia kažką laižo. Labas, sveikas. Ar padėsim mamai pajudinėti? Bandysim. Mamytė, sakykit, ką čia daro dabar? Treniruojamės. Treniruojatės su Kipru, taip? Kiprai, kaip sekasi? Gerai. Gerai, labai puiku. Patinka judinėti. O ar esi jau pasiruošęs pajoti su poniai dideliu? Va, kaip aukštai. Pavyks tau? Aha, gerai, mes laikysim kumščius, kad tam pavyktų. Sėkmės. Nepatogu. Dėmesio, dėmesio, štai matote, čia guli ta pirmoji kliūtis, kurią pabandys peršokti Kipras su savo tėčiu ir, aišku, žinoma, ponė. Žiūrim. Kaip matot, pavyko. Ten laukia visiškai didžiulė kliūtis, kurią pabandysim tuoj pat įveikti. Laikykit kumščius ir sirkim kartu už mūsų jojikus. Kiprai, kaip jautiesi? Gerai joja. Gerai jojai, mes tikrai tą matėm. Ar patiko tau? Kągi, tėti, ar svajonė įsipildė, kaip? Manau, kad taip. Ar įsibildė svajonę? Valio, plojam visi. Plojimai! Štai kaip mūsų mamytė jaudinasi, kaip jinai dreba, kokios akys išsiplėtusios ir išgašio pilnos. Drąsiau, dramblį, drąsiau. Duokit man ranką, bet drąsiau keliaut, bus keliaujam. Žiūrėkit, man atrodo, čia labai paprasta. Taip pat mums padės. Aha, čia reikia turbūt dėti koją, taip? Kodėl kairė? Ne dešinė? Geras, taip, na, kaip, ar pavyko? Kaip matot, sėdžiu. Ar baimė nesumažėjo? Dar nesumažėjo. Ai, ui. Kaip manot, ką dabar darysim? Sėdėsim. Paleidžiam! Nepaleisk. Arkliukas mažiukas, poni vadinasi vardu, ponis. Ne, einam. Ai. Jums ką tik pavyko padaryti vieną šitą kliūtį, Petrai? Taip, vieną kliūtį. Kaip jau tas jausmas, jau pamažėjo tą baimę? Gerėja situacija. Jūs ten sakėt, bejodama reikia kažką. Atpalaiduoti. Viskas labai smagu iš tikrųjų buvo. Sveikinam, valio! Dar. Vaikam ir ne vaikam. Eina štai! Dar du laimingi, du Palangos gyventojai. Palangoje sveikinam jūs, brangieji, džiaugiamės išpildė jūsų gražią svajonę. Ir taip pat dar noriu paskaityti vieną, žinot, mums labai nemažai svajonių atkeliauja iš už užsienio gyvenančių lietuvių. Taigi dabar iš Airijos. Labas vakaras, man 9 metai, aš gyvenu Airijoje, rašo Vakaris. Mano sparnuota svajonė yra, kad greičiau ateitų vasara ir kad savo močiutę pamatyčiau kuo greičiau. Taigi, brangieji, močiutė priartės, manau, tikrai su vasara, o kad vasarą gražiai prisimintumėm spalvotai ir linksmai siunčiam jums muzikinį sveikinimą, kuris vadinasi Plaštakės 4. Toli, toli, kur saulė, karštus spindulius miegoti gena. Margi sapnų drugiai, aukso kalnuose gyvena. Toli, toli, kur saulė, karštus spindulius miegoti gena. Miegoti gena. Margi
meto. Telebimbam 20-mečio proga buvo pasižadėjusi įvykdyti, išpildyti 20 jūsų sparnuotų svajonių. Noriu pasakyti, kad dabar svajonių, kurią matysite, ir yra 20-oji audringi plojimai šitoj vietoj. Skamba jį puikiai, gražiai, smagiai, labai mergaitiškai. Rašo mums, Severina, 9 metų iš Ukmergės. Sveikinu mylimiausią laidą Telebimbam su artėjančiu jubiliejumi. Gyvuokite ilgai, laimingai. Mano didžiausia svajonė - susitikti su profesionaliu fotografu ir pasidaryti asmeninę fotosesiją. Klausykit, wow, dabar pribėgsiu prie mamos. Kodėl wow, mama? Vau, mes neturėjom tokių svajų. Ir aš neturėjau tokios svajonės. Žiūrim, žiūrim. O, kažkas skambina. Neringa, taip, klausau tavęs, Neringa. Ką aš veikiu? Svajoju. Tai yra dirbu. Aišku, kad dirbu, kai visada dirbu, aš visada pasiruošęs, taip, klausau. Aha, taip, turim. Ką? O, matau, bėgu, jau pasisveikinu. Labadiena, aš esu Eimutis, dėl to ir svajonį. Kuo tu vardu? Aš Severina. Iš kur toksai gražus vardas, Severina? Man parinka jį mama. Mama, kuri turbūt stovi čia šalia, taip? Taip. Kuo vardu mama? Ramūnė. Labai malonu, iš kur šitas dvi panelės gražios atvažiavo? Iš Ukmergės. Iš Ukmergės? Tai kogi jūs čia važiavot į Vilnių iš Ukmergės, ką? Dėl svajonės. Turi svajonę? Kokia ji, kokia, papasakok. Fotografuoti. Kągi ir mes jau štai žengėme į fotostudijos vidų, kur yra visokiausių įdomių dalykėlių. Matai, Severina? Matau. O, ir čia stovi dvi žavios panelės. Labadiena, aš esu Eimutis, dėl to ir svajonė. Kuo vardu jūs? Aliona. Labai malonu, ko jūs vardu? Aušra. Kaip malonu. O ką jūs čia veikėt, panelės? Dirbam. Dirbat? O aš irgi visada dirbu. O ką jūs dirbat? Dirbu fotografiją. Kaip malonu, mums reikia fotografės? Taip. Taip. Gerai, o jūs kuo dirbat? O aš dirbu kostiumų dailininkė. O tai kaip čia, Severina, reikia kostiumų dailininkės? Taip. O kam reikia? Kad aprengtų, papuoštų. Vau, va čia tai bent. Kaip jautiesi, Severina? Puikiai. Kodėl jūs nusprendėte parinkti štai būtent tokį kostiumą? Vat nes labai lyja jau 3 dienas, matote, tai nusprendžiau tokį kostiumą, va tokį paltėlį nuotaikai. O kuo jisai skiriasi nuo paprasto fotoaparato? Esi profesionalus, tikras, turi daug galimybių. Supratau. O kas va čia šitas? Tai yra blikstė. Blikstė. O kam reikalinga blikstė? Kad suveiktų va tos didelės lempos. Tai čia pasirodo lempos? Aš galvoju, kad čia kažkokie skėčiai nuo vėjo, užuovėjai. Ne, nuo vėjo. Mes turim vėją patį, va tokį daiktą. Galim pradėti fotosesiją? Taip. Važiuojam. Klausyk, aš va žiūrėjau, kaip tu fotografuojas. Pasakyk man, iš kur tu moki taip pozuoti? Nu kaip, išmokau. Lankai kokį būrelį? Nu lankiau. Pozavimo būrelį? Taip. O jeigu tikrai? Ne. Dabar bus štai tokia fotosesija, kurią mes taip pat jau ir pradėsim. Yeah? Kaip tyčia ir kaip beveik netyčia praėjo beveik visa savaitė ir mes esame vėl fotostudijoje. Ir ko mes čia atėjom, Severina? Atsiimti foto nuotraukų. Viskas paruošta, ilgai dirbau, daug darbo padariau. Kągi, Severina, rodom ir žiūrim. Vaikam ir ne vaikam. Vaikam ir ne vaikam. Ei, broličiai, tiek gražių darbų pridirbo
Žinoma, šiandien lieka dar vienas smagus darbelis. Žinau, kad šiandien labai daug žmogeliukų nori atsisveikinti. Ir vienu žodžiu mes greitai atliekame šitą darbą. Žiūrėkit, iš karto du. Matot, iš karto du. Vienas, du. Ir tai dar ne viskas. Bėgam čia. Ir vienas. Ir paskutinis, du. Turim. Prašom, įsirašykit. O! Ir paskutinis, valio! Mūsų stebuklinga dėžutė užsidaro. Iki kitų, kaip sakoma, susitikimų. Na dabar visus kviečiu į gražų Telebimbam senovės puslapėlį. Tuoj pat pamatysite mūsų baltąją varnelę, mūsų Stasytę Žaltauskaitę. Pasižiūrim, kaip viskas buvo senovėje. Yo. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jasminą, baltoji varnelė. Nuskink man jasminą, balčiausių žiedų. Sakyk man, kad žemėj tavęs nerandu. Koks vakaras ilgas, baltoji varnelė. Nuskink man jasminą, ne balta tai žalia. Nuskink man žiedelį, Neskink, nereik. baltoji varnelė, atskrisk ar ateik. Klausykit, mus ir vėl rodo Lietuvos televizija. Na štai mūsų Stasytė, štai mūsų Žaltauskaitė, štai mūsų visų laikų gražiausios Telebimbam dainos Baltoji varnelė atlikėja. Nu nepagailėkim šitoje vietoje dar biskį audringų plojimų. Labas, brangioji. Sveiki, visi. Pristačiau tave senąją pavardę. Išduosiu paslaptį, šią vasarą ištekinom Stasytę. Buvo pirmoji mūsų vestuvininkė. Gerbiame, o ponia, kokią dabar pavardę nešiojate? Labai gražią lietuvišką Malunavičienę. Daug Kur mūsų Malunavičius sėdi? Štai Malunavičius. Sveiks, Malunavičiau. Gerai, žinau, kad pasirinkai muzikės kelią ir sakyk, ar Telebimbam, nors šiek tiek įtakojo, ar šiek tiek prisidėjo prie šio gyvenimo būdo pasirinkimo. Iš tikrųjų, va tiek. Nors iš tikrųjų, va tiek. Labai stipriai, kaip supratau. Labai daug iš tikrųjų įtakojo mano pasirinkimą, mano gyvenimą, nes kai tik tai sudainavau dainelę, Baltoji varnelė, vat Neringa tokią gražią sukūrė, tai iš karto tėveliai už rankytės ir į Čiurlionkę nuvedė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą. Mikalojaus Konstantino Čiurlionkės mokykla. Taip. Tokia ir ten jau visi išeina muzikai pasiruošę gyvenime, taip? Taip, iš tikrųjų, tai teko toliau tiesti muzikos kelią ir chorvedybą užsiminėjau dabar. Supratau, taigi žinau, kad tikrai baigei muzikos akademiją. Taip. Chorvedė? Visus 6 kursus esu chorvedėja dabar ir tenka būti apsuptyje chorų ir ne vieno net. Na gerai, jeigu gali dabar kokį gražų sveikinimą Telebimbam 20-mečio progą. Labai norėtųsi, kad laidelė gyvuotų dar 100. Ne laidelė, o laida. Laida mūsų graži, pamėgta, mylima visų vaikučių ir ne tik vaikučių laidelė. O šiaip tai linkiu visiems šypsenų, kuo daugiau optimizmo ir... Valio! Ačiū, Stasyk. Ačiū. Tikrai dėkuoju.
Dėkojom, labai smagu šiandien matyti buvo šį rytą. O dabar, brangiai, noriu pasakyti vieną labai netikėtą, labai smagų, labai greitą dalyką. Gintai, matai mane? Matai? Žiūrėkite, mes buvome pasižadėję 20-mečio progą išpildyti 20 jūsų svajonių. Žinot, kas atsitiko? Šiandien turime 21-ąją. Taigi, užsidedam didelį, gražų pliusiuką ir taip pat išpildysim 21-ąją svajonę, bet prieš tai noriu kelias keistas paskaityti. Žiūrėkite, apie ką svajoja, pavyzdžiui, 6 metukų Beatričė iš Norvegijos. Beatričės didžiausia svajonė turėti undinėlės uodegą. Bet palaukit, čia dar ne viskas. 3 metų Monika iš Klaipėdos nori tapti undinėle. Plaukyti po jūrą su uodega, ne tik pelkėje. Uodega turi būti rožinės spalvos, vienu žodžiu, be kojyčių ir taip toliau. Bet ką aš, Gintai, gal tu mes nerodai? Dabar labai svarbus momentas. Bet Gabija iš Lazdijų nori turėti 2 žuvytes. Suprantate, beveik gali atsitikti taip, kad 2 undinės susitiks su Gabija ir aptarsim šitą reikaliuką. O mes grįžkime prie mūsų jūros ir skaitau gražią svajonę. Sveiki, mėlyje, mes dar niekada nebuvome patyrusios jūros bangų ošimo žiemą. Todėl labai būtume dėkingos, jeigu ši mūsų svajonė išsipildytų. Norėtumėm nuvykti prie jūros ir nusiviesti jūrą mūsų draugystės butelį su amžinos draugystės laišku. Taigi, brangiosios 2 gražiosios mūsų simpatiškos mergaičiukės, pildame jūsų svajonę. Stoviu aš ant pasaulio krašto, kur kitoj pusė jūros pingvinas nosį krapšto, jūroje ledai išplauks ir pavasarį pas mus prišauks. O, skambina, alio, neringa, taip klausau. Eik, tu nepatikėsi, stoviu aš prie jų. Tai yra dirbu, aišku, kad dirbu kaip visada. O kas yra, klausau? Aha, taip, matau, mergaitės 2 eina link pasaulio krašto, bėgu jas pasitik. Labą dieną, aš esu Eimutis, dėl to ir svajonį. Ko tu vardu? Simona. Labas, Deimantė. Malonu, klausykit, iš kur panelytės vaikščia čia, ką? Ai, va, einam į jūros krantą pažiūrėti, kaip žuvėdros, va, ten skraido, matau. Tai ko jūs atkeliavot ant šito pasaulio kraštą, a? Sutvirtinti mūsų draugystę. Sutvirtinti jūsų draugystę, o kaip taip galvojat tai padaryti? Mes norime mesti butelį, kad tokį butelį gražų ir ten yra mūsų draugystės sutvirtinimas parašytas ir mes jį mesim ir mes tada tapsim amžinas draugės. Na kągi, oras puikus, panelytis pasivaikštom pakrantę ir aptarsim visą šitą mūsų akciją, gerai? Gerai. Nu, o tai kas dabar jūs įmeta tą butelį, jisai plauks, laivuks, koks nors plauks, į tinklus papuls ir baigtas. Jis nuplauks, o gal ir tada suvalgys banginis, o tada ir Japonas jį užmuš. O po to tada tas Japonas perskaitys tą laišką, mes ten įdėjom savo duomenis ir gal paskambins. O dabar dėmesio, draugystės egzaminas. Pirmas klausimas. Kur Simona norėtų šią vasarą atostogauti? Ispanija. Vieną minusiuką turim, aha. Antras klausimas. Koks blakstienų tušas patinka Simonai? Ilginantis ar tankinantis? Ilginantis. Aha, beveik kartu, gerai. Trečias klausimas. Koks vaikinas iš klasės labiausiai patinka Deimantei? Jo vardas? Neturiu. Nepatinka, sakė nei vienas. Na, užskaitom kaip atsakymą, teisingai. Dar trečias klausimas. Koks aktorius patinka Deimantei? Eimutis, Kvošiauskas. Nepažįstamų nepažįstu. Tai traukit tą buteliuką. Oi, ne, atsiprašau. Traukit, jo, traukit tą laišką. Draugystės priesaika. Mes, Deimantė ir Simona, pasižadam saugoti vieną kitą, padėti nelaimėje, meilėje, moksle ir visur kitur, kartais išsiverti vienai kitai ant peties ir džiaugtis kiekviena akimirka. O svarbiausia, niekada neišsiskirti. Juk turėti tikrą draugą – karališkas jausmas. Šis jausmas gerus žmonės paverčia dar geresnius. Su šia priesaika mes vieną kitą įsileisime į sielą ir širdį. Tuomet tapsime išties artimomis ir amžinomis draugėmis. Tegul mūsų draugystė šviečia visomis 7 vaivorykštės spalvomis. Pasirašo amžinos draugės Deimantė ir Simona. Kaip gražu. Ir su šitų gražių laiškų teks atsisveikinti. Nes jisai iškeliaus į jūrą.
Kągi pasiruošusios? Pavyko. Gerai. Uždarom. Atsisveikinkit su laišku. Ir mesit? Taip, bet gal duosim tau mesti. Oho, kokia man atsakomybė atiteko, aš labai jaudinuosi, tikrai pasitikit manim? Taip. Darom bangą! Uava! Dar vieną! Uava! O dabar visi žmonės svajokit! Vaikams ir ne vaikams. Štai darom bangą, žmonės, svajokit, jūs žiūrėjote muzikinę, pramoginę laidą vaikam ir ne vaikam. Ei, na kaip ten bus, noriu visus perspėti, kitą sekmadienį mes nesusitiksim dėl kitų reikalų, na, o tikrai susitiksim. Gegužės 2 dieną, motinos dieną, mūsų Telebimbam 20-metyje, Siemens arenoje, kur pačią telebambiškiausią svajonę išpildys Akvilė, natūralus mineralinis vanduo. Taigi šypsokitės ir būsite pašypsoti.